Šiemet teko keliauti per Makedoniją. Viską stebėjau tiesiog per autobuso langą. Tai yra valstybė pietryčių Europoje, Balkanų pusiasalio vidurinėje dalyje. Vakaruose ribojasi su Albanija, šiaurės vakaruose su Kosovu, šiaurėje su Serbija, rytuose su Bulgarija, o pietuose su Graikija. Šalies sostinė ir didžiausias miestas yra Skopjė. Šalies pavadinimas yra kilęs iš graikų kalbos. Jis savo ruožtu reiškia aukštas, ilgas. Manoma, kad taip graikai apibūdino senovės makedonus. Senovėje čia gyveno įvairios gentys. Norėčiau paminėti tai, kad Aleksandro Makedoniečio imperijos dalimi taip pat buvo Makedonija. Po visokių gyvenimiškų peripetijų čia 6–7 amžiuje į šį regioną įsiveržė slavų ir bulgarų gentys. Apie 9 amžių Makedonijos gyventojai priėmė krikščionybę. Vėliau šis regionas buvo užimtas Bizantijos, kurioje išsilaikė iki 13 amžiaus. Vėliau tapo Antrosios Bulgarijos imperijos dalimi. Dar vėliau Makedonija vėl grįžo Bizantijai, bet 14 amžiuje tapo Serbijos imperijos dalimi. Tuo metu Skopjė tapo imperijos sostinė. Tačiau labai greitai visi Balkanai atsidūrė Osmanų imperijos valdžioje. 18–19 amžiuje regione prasidėjo sukilimai prieš Osmanus. Ėmė formuotis makedonų etninė savimonė. 1903 metais makedonų sukilėliai užimtame Kruševo mieste paskelbė Kruševo respubliką. Nors ji greit žlugo, bet po Pirmojo pasaulinio karo žlugo ir Osmanų imperija. Dabartinės Makedonijos žemės tapo Jugoslavijos karalystės dalimi ir pavadintos Pietų Serbija. 1929 metais Pietų Serbija pervadinta į Vardaro Banoviną. Tarpukariu makedonų nacionalistai siekė sukurti nepriklausomą nei nuo Serbijos, nei nuo Graikijos Makedoniją. Pradėjo partizaninį karą, bet pasiekti nepriklausomybės nesugebėjo. Antro pasaulinio karo metais Makedonija okupuota ašies valstybių ir valdyta bulgarų. Po karo Makedonija buvo įjungta į Jugoslavijos federaciją ir sudarė vieną iš 6 respublikų. Makedonija kaip nepriklausoma valstybė susikūrė po Jugoslavijos iširimo. Savo nepriklausomybę paskelbė 1991 m. rugsėjo 8 d. Tai tiek trumpai apie šią nedidelę šalį Makedoniją.